Tai sveiki draugai, sveikinuosi iš Druskininkų mini ralio varžybų ir dabar esam, čia bus servizo zona, nukrovėm automobilius, einam paimti savo bolidą, važiuoju į administracinę komisiją, o ten atvažiuoja mano šturmaniukas, bosas Bernardas su mama. Tai gerai skamba, taip gerai atrodo, jam dar tik 9 metai. Jis čia vėluoja, nes jam tai dar mokyklon reikia. 3 klasė. Ir kaip jūs jaustumėtės, ar ne? Iš 3 klasės, gal net dar nuo... Iš 3 klasės po pamokų ne su draugais į kiemą žaist, ne namų darbų daryt, o į sportinį bolidą ir su tėčiu važiuot ralį. Nu, geras toks, net man geras jausmas, tai įsivaizduoju, koks jam jausmas. Sulaukėm boso, sulaukėm mamos, visos šeimos palaikymo. Kai, kaip tu? Gerai. Kur čia atvykai? Į Druskininkų ralį. Ką čia veiksi? Važiuosiu su Renaldu naliukais. Naliukais? Bus už vairo? Ne. Bus šturmanas? Gerai. Paimsim visus dokumentus ir pradėsim susipažinimą su trasomis, ar ne, Benai? Bet aš turiu ką pasakyti, kaip šturmanas. Pasirodo jis, surado pats dokumentus, viską pažymė ir sako, aš net įsivedžiau į telefonų numerius, kad jeigu bus avarija arba reikės paskambinti varžybų vadovui ar trasos saugumo viršininkui, aš jau turiu įsivedęs telefonų numerius. O kam tau licenzijų? Praeiti komisiją. Administracinė komisija, nes jeigu neturi visų dokumentų, nepraeisi. Tai administracinė komisija mes jau praėjom. Bernardas turi lipdukus, sėda į savo specialiai sumontuotą kėdę. Aš važiuosiu su standartinė kėdė, Bernardas važiuos su nestandartinė kėdė, dėsim jam Hansą, dėsim, šalmai tai būtinai, tai va, yra diržai ir žodžiu, bandysim va taip pat gazuoti. Kol mes esam atvykę į techninę komisiją, patikrint automobilio, ar galim startuoti, ar viskas yra saugiai. Benas turi fanų. Benas turi fanų. Čia tai geras. Nu. Čia tai geras. Bosas. Ar veikia pas mus garso signalizacija? Jungt, parodyk. O, kai veikia. Liuks, ačiū. Susipažinimas. Gerai. Gerai? Gerai seka skaityti? Taip. Kaip tu save vertini? 10 iš 10. 10 iš 10. Daug Tai va. 5. Rasam susipažino, scenogramą turim, tą techninę komisiją praėjom, neturim vieną amortizatorių. Atraminė guma, čia, va šita, va čia, šita va guma, va, išėjo pasivaikščioti. Našu, kad viskas bus gerai, rytoj duosim gazą, gal rytoj kiek pasistengsim švelniau, nes čia yra tie greičio ruožai, tokie per šaknis, duobių, tai panašu, kad mūsų gumom yra per stiprus. Pirmas Bernardo dopas. Davai. Antras dopas. Antras dopas. Trečias dopas. Ketvirtas dopas. Gavom 4 greičio ruožus. Bernardas duoda interviu. Linka? Gerai, dar iki finišo. Tai va, liko įveikti dar 4 greičio ruožai. Bernardas varo kaip profas. Nieko negaliu pasakyti. Fantastinis šturmanavimas. Kai Bernardas skaito scenogramą, girdim, mašina leidžia ko neduot gazo. Tai va, tai
Tai ir duodam, mėgojame. Mašinas saugiai, švariai kol kas viskas, tai va. Varom į dar sekančius greičio ruožus. 5 dopas. 6 dopas. Paskutinis dopas. Ralis įveiktas, ką tik nusiėmėm šalmus. Po 8 greičio ruožo. Nu tai kaip tu, bos? Gerai. Kaip tavo ralis? Gerai, super. Kas patiko labiausia? Viskas. Viskas? O labiausia? Labiausia 6 dopas. Tai ar dar važiuosi? Važiuosiu. A pats vairuot nori? Noriu. Ir Verta. Ir BMW? Ir BMW. Gal kokią geriau N5? Arba R5? Nežinau. Prašė, reik nuo paprasčiau pradėti, ne? Sakai, tu spaust ar nespaust? Spaust. Nu. Nebusim čia grybai važiuoti ant 50. Nu ką, laukiam Bus mamos susivarys. finišuojančios ir ką, važiuojam sulčių gert, laistysim pirmą startą ir pirmą finišą, bosą. Ačiū, kas mus palaikė, varom į servizo zoną, dar gal nusipotkinsim ir finiš.